Sveiki, vaikučiai, šiandien aš jums papasakosiu dar vieną baisią, labai baisią pasaką. Gretutė ir Jonukui vaikučiai tam, kad atrasti kelią iš miško, reikėjo trupinti duoną. O norint atrasti valgyklą, apie kurią šiandien aš jums papasakosiu, tai reikia eiti žmonių pramintų takeliu. Bet jau užsukę į pačią valgyklą, vaikučiai, nenustebkit, jei teks pastovėti net eilėje. Kainos, vaikučiai, čia lyginant su kitom valgyklom, vidutinės, vaikučiai, vidutinės. Daržovių sriubą, vaikučiai, man padavė indė, ant kurio kraštų jau buvo pridžiūvusi sriuba. Tad ir jum, mano vaikučiai, gavus tokią sriubą iškiltų klausimas, ar indus čia kas plauna? Bet geriau pagalvojus, kai tiek daug žmonių, tai ar spėsi tos indus suplauti? Bet sriubelę valgyti, vaikučiai, aš visgi pabijojau, vaikučiai. Jautienos kepsnys, vaikučiai, buvo brangiausias patiekalas iš visų, ką tą dieną siūlė valgykla. Net nebejoju, vaikučiai, kad jums būtų buvę labai smagu stebėti, kaip aš bandžiau atpjauti tą guminį jaučio gabalą. O iš po jo, vaikučiai, tryško keista bulvių košė. Tad, vaikučiai, aš labai džiaugiuosi, kad tokios valgyklos nutolusios nuo centrinių miesto gatvių ir jas randa tik vietinių įmonių darbuotojai. Kitu atveju būtų labai liūdna stebėti nelaimėlius, kurie netyčia čia kaip aš užsukę, išeitų iš čia alkani ir nieko nesupratę.